Yra gyvenimas toks. Kartais atrodo, kad visas socialinis tinklas man niekada nepriklausys ir nepriklausė. Tiesiog bendravau su savim, žiūrėjau savo nuotraukas, žiūrėjau tai, kaip mano kūnas keičiasi. Turėjau suprasti vieną dalyką, kad kai kurie dalykai niekad nesikeis. Ir daug metų tiesiog vienatvė bus pagrindinis mano draugas. Taigi, suvokus visą šitą dalyką, galima suprasti, kad suprasta ne viskas, kas paprasta. O viskas paprasta, tai visiškai nesuprasta. Taigi, judame į priekį, darome tam tikras klaidas, einame per gyvenimą ir galvojame, kad viskas atsiskleis kažkada. Turėsime tam tikrus savo gyvenimo nuopulius, turėsime ir savo gyvenimo pakilimus. Bet esmė tokia viena: nesidalinkite savo gyvenimo džiaugsmais, nes bandys sunaikinti visą džiaugsmą. O galų gale nesidalinkite savo gyvenimo problemom, nes atsiras problemų begalė. Kaip sakant, pliusas ir minusas, o ne juoda ir balta. Viskas savaiminė, slepiuosi aš kaip ir kažkada. Viskas savaiminė tikslu eina. Viskas eina tam tikrų mūsų gyvenimo ratu. Pabandyk suprasti tą karminį ryšį, pabandyk suprasti traukos dėsnį. Suprasime tik tiek, kad kiekvieną kartą galime turėti. Kiekvieną kartą mes galime prarasti. Bet akimirkos tos, kurios vyko, niekada neišeis iš mūsų savasties. Taigi gyvenkime, dar kartą sakykime, taigi, viskas tik didelė padaryta klaida. Nieko nepakeisi, toks jau tas gyvenimas. Supratai tik vieną, kad ir kiek buvai vietoje, kad ir kiek turėjai, kad ir kiek galėjai padaryti, supratai, kad vis tiek likai vienišas dėl tam tikrų kitų žmonių klaidų. Nes tų klaidų, Tadai, nes šnekamės mes dviese dažniausiai, klaidų padarėjai, bet tos klaidos buvo tokios smulkios, tokios paprastos, tokios žmogiškos, kad paprastai ir aišku, nieko baisaus. Tiesiog žygiuok į priekį ir negalvok apie tam tikrą praeitį. O ateitis, nežinau, greičiausiai ją sukurs kiti. O mes bandysime dabartį paversti tokią, kokią dabar bandome daryti. Dar minutės pertraukėlė. Deglą esu užsidegęs. Paprastai ir aišku, ugnis, vanduo, žemė ir oras. Paprastai ir aišku, 4 dalykai, dėl kurių gyventi aš tiesiog negalėčiau. Bet ir tuos bandė sunaikinti, nes žinant, kaip sakant, įkvėpki, nes užmaršumas yra mūsų viena iš didžiausių ydų gyvenime. Taigi užmirštam mes tam tikras savo gyvenimo klaidas. Bet tos klaidelės buvo tokios paprastos, pasikartojančios. Taigi žiūrėsime, ką darys kiti, nežinau. Nesakyti yra taip paprasta, pameluoti yra dar lengviau. Bet sakyti tiesą kartais žmogui skauda labiau, negu bet koks melas būtų pasakytas. Taigi nemeluokime, bandykime suvokti, bandykime realybėje gyventi ir negalvoti, kas bus rytoj. Tiesiog šią dieną padarykime tokią, kad ateitis būtų mūsų rytojus. Kaip sakant, šiandien geri darbai atsiskleistų mūsų rytdienos veiklose, paprastose akimirkose. Aš suprantu, kad nerišliai galiu dėlioti sakinius, aš suprantu, kad kartais negaliu susikaupti, bet kai kartą aš susikaupiau 1, 2, 3, 4 ir 100 kartą, kažkas į mano gyvenimą įlipo. Ir supratau, kad niekad jie neišlips. Kaip sakant, yra žmogus, jisai vieną kartą patyręs ekstazę, niekada nesupras to, kuris kenčia. Taigi bandykime suvokti. Kad viskas, ką darome, tai darome dėl savęs. Jeigu mes laimingi, bus ir aplinkiniai laimingi. Jeigu mes esame pavargę, tai greičiausiai ir kiti bus išsekę. Jeigu mes turime daug energijos, galime ją pasidalinti. Ir tai nėra didelė klaida. Tiesiog būkime energingi.
sako mums kažkas iš šono, bet suvokus, kad energijos pertekliai arba energijos trūkumai yra toks paprastas, nejaukus dalykėlis ir vėl suprasime, kad šitie sakiniai visiškai nesusilieja. Tiesiog didelis minčių kratinys sako susikaupk, pabandom. Na va, užtenka. Kaip sakoma, nieko čia blogo, nieko čia gero, bet savo kūną mes galbūt pamiršome. Viską darome savo protais ir galvojame, kad pasieksime didžiausius aukštumų viršus. O iš tikrųjų tiesiog vaikščiosim žeme ir galvosime, pakilti galime tik tai su didžiuliais svoriais, kurių pakelti negalime. Bet surinkti ir išrinkti tapo mūsų religija. Ne mano, čia jūsų. Ačiū už dėmesį jums. Kad ir ką išklausėt, kad ir ką girdėjot, supraskite, viskas yra daroma tam, kad kažkada galbūt bus juokinga paklausyti. Arba, kaip man, trukdė, taip ir jums trukdys šitas visas mano kratinys.